19 uždavinys. Norime pagaminti taisyklingos keturkampės prizmės formos dėžutę, kurios tūris būtų lygus 125. Taisyklinga keturkampė prizmė, jos pagrindas kvadratas. Kvadrato kraštinės ilgis yra x, na, o tūris lygus 125. Mums reikia apskaičiuoti galimą mažiausią šios dėžutės paviršiaus plotą. Tai mums vis tiek reikės rasti dėžutės aukštį. Čia ne kubas, čia prizmė. Pagrindas yra kvadratas, bet aukštis gali būti ir kitoks. Aš jį pasižymiu dabar y. Prizmės tūris, arba čia taisyklinga keturkampė prizmė, tai yra stačiakampis gretasienis, tūris būtų x kart x, tai x kvadratu kart y. Ir aš žinau, kad šitas tūris yra lygus 125. Tai iš čia aš galiu įsireikšti, kam lygus y. Y bus 125 padalinta iš x kvadratu. Dabar man reikia sudaryti funkciją, su kuria galėčiau apskaičiuoti mažiausią dėžutės paviršiaus plotą. S nuo x, paviršiaus ploto funkcija. Paviršiaus plotas dėžutės susideda iš dviejų pagrindų plotų. Tai yra 2x kvadratu, pagrindas kvadratas, plotas x kvadratu, tokie plotai yra 2x kvadratu, plus 4 yra šoninės sienos. Kiekvienos šoninės sienos plotas yra x kart y, 4xy. Lygu 2x kvadratu plus 4x ir vietoj y aš įrašau 125 padalinti iš x kvadratu. Dar truputėlį suprastinu ir gausiu, kad mano funkcija s nuo x yra lygi 2x kvadratu plus 4 kart 125, tai kiek čia 400 bus 500 ir padalinta iš x. Štai tokia mano funkcija s nuo x. Mums reikia mažiausia rasti galimą šios funkcijos reikšmę. Tai aš turiu skaičiuoti išvestinę. Išvestinė yra 4x. Dabar čia aš galėčiau taip persirašyti tą funkciją, kad lengviau būtų suskaičiuoti išvestinę, parašyti, kad čia yra plus 500 kart x minus 1. Tada matosi labai gerai, kaip išvestinę skaičiuoti. Minus 500, minus vienetuką šoka į priekį ir x minus kvadratu lieka. Minus 1 atimti 1 minus kvadratu. Taigi aš dar kartą užrašau išvestinę šiek tiek gražiau. Yra 4x minus 500 padalinta iš x kvadratu. Kad rasti minimumo arba maksimo tašką, mes išvestinę turim prisilyginti nuliui. Taigi aš prisilyginu išvestinę nuliui. Štai persikeliu į kitą pusę, čia parašau 4x dalinta iš 1, kad galėčiau pritaikyti pagrindinę proporcijos savybę. Štai taip, x kvadratu sudauginu 4x kubų lygų 500, x kubų yra 125 ir x yra lygų 5. Štai aš gavau tašką, kuris yra kritinis taškas, bet mes dar nežinom, čia minimumo taškas ar ne minimumo, koks tai yra taškas. Mums reikia nustatyti. Pirmiausia, įsiaiškinkime, koks tas x. Aišku, jis yra teigiamas. Ar jis mažesnis už kažką? Sunku pasakyti. Iš tikrųjų, jis galėtų būti kiek norima mažas, kuo mažesnis x, tuo didesnis y. Tai aš manau, kad mes ribos viršutinės šitam x-ui neturim. Tiesiog jisai yra teigiamas skaičius. Taigi nusibraižom savo ašį ir atidedam nulį, nes tai yra apibrėžimo sritis. Čia mes analizuosime išvestinę, čia bus pati funkcija. Ir atidedam savo kritinį tašką, tašką 5. Dabar mums reikia nustatyti išvestinės reikšmę, štai vienam intervale ir kitam, kad mes galėtumėm pasakyti, ar mūsų, reiškia, išvestinė teigiama ar neigiama. Taigi aš įstatinėju į išvestinę nuo 0 iki 5 galiu įrašyti vienetą ir žiūriu. Va čia įrašau 4 kart 1 4, atimt 500 dalinta iš vieneto. Oi, iš 4 atimti ten 500, aišku, skaičius bus neigiamas. Taip ir parašau, net neskaičiavau tiksliai. Dabar išvestinę skaičiuoju, tarkim, taške 10. Ir ką aš čia gausiu? Gausiu, 4 kart 10 bus minus 500 padalinta iš 10 kvadratų iš 100. Iš 40 atimti 5. Aišku, teigiamas skaičius. Taigi čia gavau minusiuką, čia pliusiuką. Čia mano funkcija mažėja funkcijos reikšmės, čia funkcijos reikšmės didėja. Čia yra mano minimumo taškas. Reiškia, x minimumo yra lygus 5.
Na, patikrinam, klausia mūsų, koks gali būti mažiausias šios dėžutės paviršiaus plotas. Tai aišku, mažiausia funkcijos reikšmė bus taške 5. Tiesiog įsirašom į funkcijos išraišką ir apskaičiuojam. Žiūrim, kurgi dabar ta čia mūsų funkcijos išraiška. Bet čia buvo, čia sutvarkyta labiausiai turbūt yra šita. Bet štai šita mano funkcija, tai aš dabar čia tiesiog įrašau, gaunu 2 kart 5 kvadratu, tai yra plus 500 padalinta iš 5. Lygu 5 kvadratu 25, kart 2 50 ir dar plus 500 padalinta iš 5 100. Aš gaunu 150. Štai toks yra mano mažiausias galimas dėžutės paviršiaus plotas. Atsakymas 150. Kaip vertinsime šitą uždavinį? Pirmiausiai, pirmasis mūsų taškas bus už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą ir štai šitą aukščio išraišką. Antrasis taškas už teisingą funkcijos sudarymą. Vat štai čia mano antrasis taškas. Rašau geriau 1, nes tai yra 1 taškas, antrasis, bet 1. Trečiasis taškas už išvestinės gerą teisingą radimą. Štai dar 1 taškas. Ketvirtasis taškas už kritinio taško radimą. Penktasis taškas už minimumo taško radimą. Ir šeštasis taškas už mūsų paviršiaus ploto apskaičiavimą. Iš viso 6 taškai.